Pokalbis su dienos svečiu. RSU radio eteryje metas pokalbį su dienos svečiu. Šiandieną mes kalbėsime apie rugpjūčio 70 dienomis vyksantį Šiaulių miesto kultūros centro laiptų galerijos tarptautinį projektą Šiaulių Monmarto Respublika 2013. Apie visą tai išsamiau mums papasakos mūsų šios dienos svečias, Šiaulių laiptų galerijos renginių organizatorius Ričardas Jakutis. Labadiena. Labadiena. Na, pirmiausia, paprašysiu, gal priminkime, o kai kas galbūt ir nežino šio renginio istorijos, kodėl būtent Monmarto Respublika ir apskritai, koksgi būtent gimimas šio renginio gražaus. Taip, kaip minėjote, jau 10. renginys, jubiliejinis. Ir kada jis prasidėjo, tai truputį buvo abejojama dėl pavadinimo. Na, Monmartras toks liktai jis turi būti vienoj vietoj, Paryžiui priimta liktai, bet paskui vis tik pagalvojom, kad Monmartras yra ne vieta, tai yra toks reiškinys daugiau. Ir prasidėjo tas festivalis, tas pavadinimas prigijo ir daugiau jau Monmartras rado Lietuvoje. Pavyzdžiui, Užupio Respublikos Monmartras yra mes vyresni, mums jau 10 metų, jiem tenai 3 metai. Taip ir šiuo pavadinimu toliau gyvuojam, nes Monmartras tai atspindi tą dvasią Monmartro. Mūsų Monmartras, kada dailininkai tapo, gali ateiti žmonės žiūrėti, prie jų stebėti jų tapimą, reiškia, tai yra ta Monmartro dvasia perdodama ir tame festivalyje. Ir šis festivalis tikrai jau tęstinis, vyksta 10 metų iš eilės, metai iš metų. Taip, būtent jau 10 metų. Na ir pereikime prie šių metų festivalio jo programos. Prašom, pristatykite ją visiems. Taip, kiekvienais metais festivalis vyksta 4 dienas, atidarymas trečiadienį, 7 rugpjūčio. Ir kaip kiekvienais metais turim daug ir naujų žmonių, yra tokie tradiciniai, kurie pas mus jau daug maž pastoviai būna, senbuviai tokie, bet vis kiekvienais metais kažkas keičiasi, kažkas naujo atsiranda. Šiais metais dalyvaus pačiame plenere 18 dailininkų. Pleneras tarptautinis, dalyvaus dailininkai ne tik iš Lietuvos, iš Lietuvos daugiausiai iš Vilniaus, po to iš Šiaulių, be abejo, mūsų miesto, iš Klaipėdos. Dalyvaus iš Latvijos dailininkai, iš Baltarusijos, Jungtinių Amerikos valstijų. Taip, kad keletas iš jų jau buvusių Monmartre, bet dauguma šiais metais nauji dailininkai. Taip pat muzikiniai kolektyvai, Monmartras be muzikos kažkaip neįsivaizduojamas mūsų. Mes, aišku, popso nebūna, nes tai su Monmartra turbūt estetika nesiderintų, bet turėsim šiais metais tikrai labai stiprius kolektyvus. Tai mūsų jau pastovų svečia, valstybinį Vilniaus kvartetą. Tas styginių kvartetas tai tikrai labai jau garsus ir populiarus. Ir man teko kažkuria su juo gastroliuoti, būti gastrolėse, tiesiog važinėti po Lenkiją, tai Lenkai pripažino, kad mes, pavyzdžiui, tokio kvarteto neturim, tai tikrai yra to lygio kvartetas. Po to atvyksta kolektyvai iš Olandijos, 2 kolektyvai, tai Duo Papilijos, tai toks duetas, kur gitara ir smuikas, toks dar savotiškas sąstatas, bet labai įdomus. Ir džiazo ansamblis, klasikinio džiazo ansamblis, kuris gros įvairiose erdvėse, ir bus be abejo dar literatūriniai skaitimai prie Žiburio knygyno, bus toks Pompidou tipo, tarkim, šiuolaikinio meno, toks iš kėdžių, iš išmetamų kėdžių, sulūžų kėdžių padaromas tos projektas, tos kėdės kažkaip atnaujinamos, įgauna kažkokį tai meno kūrinį. Aišku, ačiū. Kol kas padėkosiu mūsų pašnekovui už pristatymą, būtent Šiaulių Monmarto Respublika 2013. Kviečiu padaryti trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios grįšime į eterį ir toliau tęsime mūsų pokalbį. Likite su RSU. Pokalbis su dienos svečiu. RSU radio eteryje toliau tęsime pokalbį su dienos svečiu, o šiandien mūsų svečias Šiaulių laiptų galerijos renginių organizatorius Ričardas Jakutis. Ir kalbame apie rugpjūčio 70 dienomis vyksantį Šiaulių miesto kultūros centro laiptų galerijoje tarptautinį projektą Šiaulių Monmarto Respublika 2013. Sakykit, kaip žinia, kai kurie svečiai jau atvyksta ir šiauliečiai galės išvysti jų pasirodymus. Papasakokite plačiau apie tai, koks tai kolektyvas ar kolektyvai. Taip, jau šiandien atskrenda Duo Papilijos, tas instrumentinis duetas. Ir rytoj jie dar neprasidėjus festivalio, truputį anksčiau, kadangi jie jau bus atvykę,
Tai rytoj koncertuos 18 valandą Šokolado muziejaus kavinėje, o poryt rugpjūčio 1 dieną taip pat 18 valandą knyginėlėje, kavinukėje Sielai. Ir paskui tas duetas dar iki to, kol prasidės festivalis, vyks į Latviją. Tai mūsų paprašė, kad nori ten jo pasiklausyti. Taip pat į Birštoną dar vyks, kur atgimsta ten kultūrinis gyvenimas, kultūros centras atgimsta ir taip toliau. Na, o paskui jau viskas prasidės pas mus 7 dieną. Tai supratau, tiek mūsų klausytojai, tiek patys svečiai turės galimybę vieni su kitais susipažinti ir svečiai taip pat ne tik pakoncertuoti, bet ir galbūt įspūdžiai iš mūsų šalies. Taip, išsamesni. Labai svarbus įspūdžiai. Mes labai norim Šiaulius parodyti kaip kultūrinį tokį miestą, kad čia gyvuoja kultūra, tokį ypatingai tiek tai džiazo kolektyvas atvyks tik 7 dieną tiesiai į festivalį, o kol kas tą duetą turėsime. Aišku. Na ir priminkime klausytojams apskritai, kokiose erdvėse vyks festivalis Monmarto Respublika 2013. Tai pagrindinė erdvė be abejo Šiaulių kultūros centras Laiptų galerija ir šalia esantis sodelis, Felikso Bugailiškio sodelis, ten dailininkai 2 dienas, 4 ir 5 tapys, žmonės galės ateiti, žiūrėti ir atsisėsti kėdę, jie patys bus nupiešti, jeigu norės, galės įsigyti kažkokį tai dailininko darbelį, viskas kaip Monmartre tikrame. Bet paskui jau 6 tas festivalis pleneras iškeliaus į bulvarą. Dailininkai tapys prie Višinsko paminklo, lygiai tas pats žmonės galės eiti. Ir šiaip erdvės labai be Laiptų galerijos, tai bus Švento Jurgio bažnyčioje, tai 4 vakare 18 valandą vyks valstybinio Vilniaus kvarteto koncertas, o 9 dieną, 5 19 valandą, truputį vėliau 1 valandą, vyks Ignaco bažnyčioje koncertas, tai Duo Papilio koncertuos. Ignaco labai toks, sakyčiau, reikšmingas koncertas, turbūt, todėl, kad tai susietas, Ignaco bažnyčia susietas su Monmartru, todėl, kad Ignacas, jėzuitas, 1534 metais Monmartro bažnyčioje, ten Kalnas Sakra, davė įžadus. Davė įžadus vienuoliškus kartu su kitais broliais ir nuo čia prasidėjo jėzuitų ordinas. Būtent jėzuitai susijęti su Monmartru, Ignacas susijęs su Monmartru, taip kad tas vienas iš festivalio... Neatsitiktinai pasirinktas šį vietą. Jo, neatsitiktinai vienas iš festivalio koncertų vyks tenai. Aišku. Na, vėlgi čia kviečiu padaryti trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios grįšime į eterį, jau kalbėsime apie kitas festivalio dienas ir vykstančius renginius. Pokalbis su dienos svečiu. Vėlgi grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame, primenu, kalbame apie jau netrukus rugpjūčio 70 dienomis Šiauliuose vyksiantį Laiptų galerijos tarptautinį projektą Šiaulių Monmarto Respublika 2013. Apie visą tai išsamiau mums pasakoja šios dienos svečias Šiaulių Laiptų galerijos renginių organizatorius Richardas Jakutis. Kiek žinau, bus išskirtinis festivalio atidarymas. Papasakokit apie tai šiek tiek plačiau. Taip, 7 dieną, 18 valandą Laiptų galerijoje festivalis atidaromas Elvyros Kairiaukštytės darbų paroda. Na, Elvyra Kairiaukštytė mūsų žemietė, mūsų kraštietė, nes kai Kuršėnuose baigus vidurinę mokyklą, anksti gaila mus palikusi, bet, na, tai labai puikiai grafika. Tiesa, Šiauliuose bus ne grafikos darbai, bet piešiniai jos, tai galbūt dar įdomiau, nes tai unikalūs dalykai. Atvažiuos Ksenija Rašavaitė, ji skulptorė, bet kartu ir menotyrininkė, jos draugė gera, pristatys jos kūrybą, taip pat bus knygos jos pristatymas, gal prieš metus jau pasirodžiusi, bet dar vis tiek kažkokia tai naujiena. Taip, kad ta paroda tikrai, kaip sakoma, tokia vinis yra, tai festivalio tai tikrai labai vykusi grafikė ir vykusi paroda. Daugiau atidarimo metu visi bus. Ir visi dailininkai bus pristatyti, ir koncertuos abu kolektyvai, tai Duo Papilio ir tas Džesprados, tai yra džiazo ansamblis. O jeigu vėliau iš tokių dalykų paėmus, tai galbūt apie pačius dailininkus, kadangi tikrai stiprus dailininkai iš Vilniaus, kaip Giedrė Riškutė, pavyzdžiui, Kęstutis Šiaulytis ir amerikietis, toks likimo, toks
įdomaus, turbūt pasakyti, likimo žmogus, tai Leonas Rumbinas. Jis iš po karo metų dailininkai kaip išvyko iš Lietuvos, pradžioje gyveno Vokietijoje, po to persikėlė į Ameriką. Visų jų likimas labai panašus. Jau daugeliu jų nebėra ir tik tai darbai dabar grįžta iš Amerikos, o čia pas mus atvažiuoja pats dar gyvas dailininkas, kurio likimas vėlgi įdomus. Jis Lietuvoje gimęs, Amerikos pilietis, šiaip gyvena Vermonte, jeigu tiksliai jau, o paskutiniu metu gyvena Krokuvoje, nes jo žmona yra anglų-amerikiečių literatūros dėstytoja, profesorė, būtent pakviesta į Krokovos Jogailos universitetą dėstyti, ten dėsto jis, kartu su ją yra taip, kad toks įdomesnis dailininkas. O festivalio uždarimas, tai baigsis paroda visų dailininkų, kurie tapė tokia jungtinė paroda. Ir be abejo veiks toliau visą mėnesį, veiks Elvyros Kairiūkštytės paroda, taip kad visi galės ją pamatyti. Čia jau po festivalio dar visą mėnesį veiks. Dar galbūt apie kitus dalyvius, gal norite išskirti atvykusius iš užsienio šalių ar mūsų lietuvaičius? Taip, Latvijai turėsime, mes daugiau turim Latvijos svečius visą laiką, turim kiekvienam festivalyje, bet šiais metais turėsim naujokų, kurie pirmą kartą pas mus. Tai turbūt Baltarusija jau yra vieną kartą dalyvavo pas mus festivalyje. Šiuo momentu atvyksta antrą kartą, bet to dar reiktų atskirti, kad viską paminėjus, viską taip kartais galvoj, nepamini visko, tai dar labai paminėti reiktų galbūt ir, ir tas festivalė jau pas mus, kadangi vyksta muzika ir poezija, tai dar šeštadienį, 10 dieną, 12 valandą prie Žiburio knygyno poezijos skaitys, tai mūsų Šiaulių dramos teatro aktoriai šiais metais Monika Šaltytė ir Juozas Bindokas. Aišku. Galbūt festivalis turi savo akcentą, manau, kad tikrai turi. Ir vėl tie paukščiai, vadinasi, paroda, tai liktai toks kažkoks skrydis, tai prie to pavadinimo vėl tie paukščiai ir ryšiamas, nes Elvyra Kairiūkštytė, labai jos tema buvo paukščiai, labai tie paukščiai skrendantis, įdomus, tokie pakilėti ir būtent tie paukščiai bus tokia jungtinė. Aišku, festivalis yra tarsi tas pats, tarsi kitas. Kuo šiais metais festivalis išsiskirs, jo labiau, kad jis yra jubiliejinis 10-asis? Taip, tai vat ir naujais nariais, nes šiaip truputį buvo pas mus jau toks nusistovėjęs liktai daugiau. Tai irgi labai gražu, labai gerai, kad atvykdavo tie patys dailininkai, beveik būdavo tokių, kur tik tai 1-2 pasikeičia, 1-2 naujokai, o daugiau visi jau buvę. Be abejo, tai irgi labai puiku, kad žmonės jau susigyvenę, jau kažkiek tai žino jų kūrybą, mato, bet šiais metais ypatingai daug naujų, tik keletas yra ankstesniųjų. Tai vat toks skirtumas, kad jis Europos metai ir tampa tarptautiniu tokiu festivaliu. Jis buvo tarptautinis, bet daugiau tarptautinis buvo dėl dailininkų, kad dailininkai atvykdavo iš įvairių valstybių. O šiais metais ir muzikantai, Olandai atvyksta, tikrai stiprus džiazo kolektyvas, Esprado, grojantis tą tradicinį swingo džiazą tokį. Ir labai įdomiai jie grojantis, jie tenai yra suranda erdves, tokias netikėtas groti, tai vienas muzikantas ant stogo, žiūrėk, kur nors užlipa, tai vėl tokios pats... Žodžiu, stebina netikėti sprendimai. Jos toks koncertas, spektaklis beveikam. Aišku. Galbūt dar kažką norėtumėte išskirti būtent iš menininkų, iš dalyvių atvykusių iš užsienio? Daugiau, kaip aš paminėjau, jau tos visus tiek Latvijai, Baltarusiai, amerikietis. Daugiau dar galbūt, netgi iš užsienio, dar norėtųsi galbūt lietuvių paminėti, pavyzdžiui, Liną Jankų, klaipėdietį dailininką. Jis, gal to įdomus, kad turbūt vienas iš perkamiausių Lietuvos dailininkų. Tai žodžiu, jau komercijos toks dalykas, tai žodžiu labai populiarus. Jo tema, matot, pamarys tenai, jūra, tai žmonėm tokie paveikslai labai patinka, tai žodžiu, tai jis toks yra vienas iš tokių jau pirmaujančių Lietuvoje pagal pirkimą. Tai o iš šiauliečių menininkų? Iš šiauliečių menininkų dalyvaus Žabrauskaitė, jau mūsų pastovi tokia. Irena ir Vilius Šliuželiai dalyvaus. Šiauliečių šiais metais nebus jau tiek. Marytė Rusnytė dalyvaus, nebus tiek jau daug. Daugiau šiais metais. Gal ir įdomiau, kad šiauliečius mes daugiau pažįstam, daugiau dailininkų svečių.
Bet o kodėl pagalvojus, kodėl būtent šiauliečiai galbūt, sakykime, pasyviau dalyvauja šiame festivalyje? Ar jie galbūt dažnai dalyvauja jau ir taip? Ne, čia jau mūsų organizatorius, toks, jie dalyvauja dažnai, jų daug būna, dar Sigitas Prancuitis, nepaminėjau šiais metais, kuris dabar iš tų, kurie baigia Dailės akademiją, dar iš tų senų, paliko Šiauliuose jau tai mes patys turbūt pagalvojom, kaip jau minėjau, kad tie dailininkai Šiaulių jau daugiau pažįstami, norisi kažką žmonėm naujo parodyti, ko jie nematė. Bet mes labai džiaugiamės šiauliečiais ir be jų visiškai tai neapseitų. Nors jų truputį mažiau, bet jie bus kitais metais, gal vėl jų bus daugiau. Juolab, kad, kaip minėjome, kiekvienais metais festivalis visas pats, vis taip pat kaip ir kitas, ar ne? Taip, toks pat ir teisingai. Lyg tai nenubraukiamas ne vienas taškas nuo jį, kas palieka viskas, kaip prasidėjo, ir kartu pateikiamas būtent tie metam tai dienai. Kągi, supažindinome su netrukus jau Šiauliuose, skirtingose įvairiose erdvėse šurmuliuosianti tikrai labai gražų išskirtinį, pavadinkime tai, festivalį rugpjūčio 70 dienomis Šiaulių Montmarto Respublika 2013. Dar galbūt šiek tiek paminėkime apie festivalio išskirtinumą. Galbūt kviečiam visus dėl to, kad renginiai nemokami. Irgi galbūt čia toks skirtinumas, tarkim, nes visi renginiai, tiek Vilniaus kvarteto, tiek Olandų džiazo, tiek visi tie skaitymai, be abejo, viskas yra nemokama, taip kad laukiam atvykstant. Ir tuo labiau, kad dauguma menininkų galimybė yra ne tik pamatyti, bet su jais pabendrauti, gyvai susipažinti. Taip, puikiausiai galima paspausti ranką. Ir galbūt vienintelį kartą. Paspausti ranką, galima prisiliesti peties, pasižiūrėti, pačiupinėti, galima tą dailininką. Ir pagaliau sėsti kėdę, jis nutapys jūsų portretą, kaip tikram Montmartre. Kągi, ačiū Jums už šios dienos pokalbį. Primenu, šiandien pas mus studijoje svečiavosi Šiaulių laiptų galerijos renginių organizatorius Ričardas Jakutis. Kalbėjome, dar kartelį primenu, apie Šiaulių Montmarto Respubliką 2013 festivalį, kuris vyks rugpjūčio 70 dienomis. Ir pabaigai jūsų palinkėjimas visiems, kas mūsų šiuo metu klausosi, visiems RS2 radio klausytojams. Geros likusios vasaros, kad jūs lydėtų dar geri orai, kad ši vasara tokia kaip amerikietiški kalneliai mus mėto, bet kad truputį jie šiek tiek susiniveliuotų, lygus pasidarytų ir kągi, ir būtinai laukiam Montmartre. Ačiū Jums dar kartelį už pokalbį, taipogi gero oro, gražios vasaros ir žinoma, gero festivalio. Ačiū Jums.